Sveiki, aš esu Tadas iš Kinfo.lt. Šiandieną man tikrai labai pasisekė, nes gavau išbandyti tai, apie ką seniai svajojau. Tai yra kamera GVC HM600. Pafilmavau, pačiupinėjau, susidariau savo nuomonę ir nusprendžiau ją pasidalinti su jumis. Essa é a era do cajado de aço, do meio erecto sentado, olhando cara a cara pela câmera que capta seu camarada acenando de Caracas, do Quebec ou do Cazaquistão, marcando o dia da revolução. 1 milhão de cliques já confirmaram que vão, e eu lá do Boqueirão vou ver online da Lan House do meu irmão, já que cortaram meu gato, minha conexão. Pilnas internetas pagyrų ir liausių iš GVC kompanijų šį produktą, mat pagal vartotojus tai yra vienas geriausių šiuo metu run and gun žinių tipo kamerų su itin daug privalumų ir tikrai stulbinančia kokybė. Viduje įtaisyti 3 galingi 12 bitų CMOS 3/3 colio Full HD sensoriai, kuriais galima išgauti 60 kadrų per sekundę interleisų bei 24 ir 30 kadrų per sekundę progresivų. Su HD kokybė galite išgauti lygiai tokius pačius skaičius, tik kad jie visi bus interleisų. Tai yra ganėtinai aukšta kokybė, kad ir ką norėtumėte nufilmuoti. Taip pat turite funkciją nufilmuoti kur kas mažesnėmis kokybėmis. Tai yra labai patogu, jeigu norite vaizdu dalintis iš karto, ypač jeigu filmuojate žinias. Šviesa į kamerą patenka per Fujinon 23 kartus priartinti objektyvą su žydriniu nuotoliu nuo 4,1 iki 94,3 mm. Galima tik tai diskutuoti, ar tai, kad objektyvas yra fiksuotas ir negalima jo keisti, yra pliusas ar minusas. Tačiau jeigu lygintume jį su kitu objektyvu, kurio žydrinio nuotolis būtų 35 mm, aprėpties kampas siektų nuo 29 iki 667 mm. Kaip ir kiekvienoje kameroje šiais laikais yra įtaisytas vaizdo stabilizatorius, taip pat 3ND filtrai, kurie praleidžia 4, 16 ir 64 šviesos dalį. Be to, airis gali atsiverti net iki 1,6, kas yra tikrai greitas objektyvas, bei duoda gražų shallow depth of field. Dar vienas labai mažas, bet tikrai patogus privalumas yra tas, kad dangtelis yra įmontuotas į vidų ir jums nebereikės knaistytis po kišenes, nes nežinot, kur jį įsikišo. Mano nuomonė, viena iš blogųjų kameros pusių yra beveik 0,5 colio viewfinderis ir 5 colių ekranėlis. Jie kokybė tikrai nepasižymi ir tai tikrai erzina. Jūs befilmuodami negalite matyti tos kokybės, kurią jūs iš tikrųjų gausite. Informacijos talpinimas, ko gero, negalėjo būti gudresnis ir saugesnis. Jūs turite 2 vietas – SD-XC arba SD-HC kortelėms. Bet privalumas yra tas, kad jūs galite filmuoti į abi korteles vienu metu. Ir netgi nelaimės atveju, jeigu viena iš kortelių sudega, kamera vis tiek filmuoja į gerąją kortelę. Ir net jeigu per prievartą išimsite vieną iš kortelių befilmuojant, kai įdėsite ją atgal, kamera leis jums dubliuoti informaciją ir kopijuos viską iš gerosios kortelės į blogąją. Savaime suprantama, jūs galite filmuoti ir į vieną kortelę vienu metu. Tokiu atveju turite ženkliai daugiau vietos medžiagai. Taip pat galite filmuoti 2 formatais vienu metu, kas leidžia filmuoti proxy ir greitai kelti medžiagą montažui. Jungtys taip pat manęs nenuvylė. Yra SDI jungtis leidžianti dirbti profesionalioje aplinkoje, pavyzdžiui, studijoje ir kilnojamojo televizijos stotyje. Taip pat HDMI jungtis pagalbiniam ekranui, AV ir USB jungtys, žinoma 2 XLR ir viena 3,5 mm jungtis mikrofonams, ausinių kištukas. Galbūt tai yra kvaila ir taip, tai yra tik tai nuomonės reikalas, tačiau mikrofonas sujungtas su LCD ekranėliu ir valdymo skydeliu yra ganėtinai masyvi dizaino dalis ir tiesiog akiai nepatrauklus reikalas. Pačio mikrofono kokybė yra ganėtinai nebloga, tačiau didelėmis funkcijomis jis nepasižymi. Mano nuomonė, tai yra nieko neįsiskirianti kameros dalis. Gilinantis į vidines galimybės, ko gero stipriausia kameros pusė yra vaizdo kokybė esant prastam apšvietimui.
Dėl to, kad optika atidaroma netgi iki f1.6 jautraus sensoriaus ir galingo procesoriaus, galėsite be vargo filmuoti esant tokiam apšvietimui, kur kitoms kameroms jau reikėtų papildomų prožektorių. Galbūt tai nėra full frame kameros galimybės, tačiau savo kategorijoje HM600 vienas čempionų. Dar vienas privalumas patraukęs mano akį, tai yra išlaikymo intervalas. Jis siekia nuo 1/4 sekundės iki 1/1000 sekundės dalies. Žinoma, dažniausiai naudojamas automatinis arba kaip įprastas 1/50 sekundės dalis, tačiau galimybė išgauti mažų efektėlių priklausomai nuo to, kokį judesį filmuoja, mane labai vilioja. Visą tai reguliuojama ne meniu, bet keletos mygtukų paspaudimo, lygiai taip pat kaip baltos spalvos balansas, geinas bei kiti reikalingiausi nustatymai. O labai kliūna pastebimas rolling shutter. Suprantama, kiekviena kamera turi šių problemų, tačiau visos kompanijos deda didžiulės pastangas, kad tai tik būtų kuo mažiau pastebima. Deja, HM600 neišimtis ir mano akis tai greitai pastebėjau. Dar vienas privalumas – video formatai. Galite filmuoti MPEG-2, AVC HD ir QuickTime MOV formatu, o tai yra labai patogu Final Cut vartotojams, nes medžiaga iš karto paruošiama darbui su programa, kuomet kitus formatus reikia keisti. GVC HM600 yra profesionali kamera. Savo rinkos ir kainų sektoriuje, mano nuomonė, tai yra vienas stipriausių varžovų šiuo metu. Run and gun situacijose tai viskas, ko jums reikia. Net jeigu aš planuočiau filmuoti trumpametražį filmą, pasvarstyčiau, galbūt naudoti šią kamerą. Nepriekaištinga kokybė, gera optika, viskas valdoma rankiniu būdu. Ko daugiau reikia, norint judėti kino pasaulio link. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo kinfo.lt.